Labą dieną. Šiandien nusprendžiau niekur toli nevažiuoti. Bandysiu prie namų pagaudyti. Pasiėmiau skumbrę, keletą krevečių. Gal kokią plekšnytę pavyks pagauti. Čia dabar kelis kartus bandžiau žvejoti skirtingose vietose menkių pagauti, bet tos kažkaip visiškai nekibo, mažytės tampė. Tai šiandien bus prie namų. Pabandysiu plekšnes gaudyti. Gal kokią menkytę netyčia mažytę paklius. Gal dar kažkas bus matyti. Mėlė šį kartą naudosiu skirtingas. Vieną užmesiu ant didesnės žuvies, kitą ant plekšnių. Tai viena bus su tokio gabaliuko, kita su dviejais mažais gabaliukais. Ant didesnio gabalo tai bandysiu skersai mest palei krantą. Maždaug taip, kad nes yra įtarimas, kad ten toliau bus mažyčių daug ir labai tampy. Čia kaip prie namų gaudysi, tai paliksiu aš tas meškeres turbūt kažkuriam laikui, jei nekibs. Tai kad neįtemptų, geriau stabdį atsiveršt prie. Šitą šiek tiek toliau numečiau, gal ir be reikalo, bet ilgiau patrauksim žuvį. O, jau kažkas baksnoja. Gailauk nereikėjo. Čia bus reikalų su to mažytėm irgi. Reikia tik tikėtis, kad čia plekšnės kimba, o ne kokios aidos. Panašu, kad plekšnė buvo. Biškį patamp ir paliko. O vėl tampa. Čia šiandien pritaškysiu aš jų turbūt. Nu, bent jau kelias tai tikrai pagausiu vakarieniai. Pirma nedidelė žuvelė tik užmetus. Gal ir gerai, kad tą didesnį iš šono numečiau. Kaip žinodamas. Jis irgi būtų greit nutampyta ir ant didelio kablio neužsikabintų jinai vis tiek. Čia tai panašu, kad pirma plekšnė yra. Pati didžiausia tokia, vidutinė gal sakyčiau. Bet labai smagu, kad greit atsiliepia. Na, šitais vakarieniai turbūt. Iškibo ant skumbrės, nors krevetė jau irgi aptampyta gerokai. Norvegiškos plekšnės, nors ir nėra didelės dažniausiai, bet masalą mėgsta ganėtinai didelį kaip plekšnytei. Su tokia maža burnytė. Krevetė, tai čia dar bus gera ir ta pati turbūt. Ką, antras metimas. Na, dabar klausimas, spėsiu padėti meškerį ar ne, kai nusileis ant dugno. O šį kartą iškart nekimba. Pirmai gal pataiko tiesiai ant galvos. Bet šiaip su plekšnėm tai yra reikalų čia. Būna, kad jinai labai ilgai arba po biškį tik tampo. Šiek tiek patampo, paleidžia. Būna, kad masalas dažnai reikia keisti. Labai įnoringa jinai žuvis. Bet tuo pačiu ir labai skani. Turbūt reikės nuimti didelį gabalą. Čia mažytės be perstojo daužo, reiks dėti mažiukus kabliukus ir bandyti su abiem gaudyti plekšnę. Didelį, manau, ir ant mažo to kabliuko paims, jeigu norėt. Dar viena yra.
ten krevetės iškibo. Tikrai jau nulesta gan dėl to. Antra šiek tiek didesnė. Bet ne monstrai dar. Labai džiugu, kad ir tokias kimba iš tikrųjų. Krevetą galima dėti kaip patogiau, arba per uodegą maut, arba per galvą. Žinok, taip. Kelis kartus susiūlau, gal dar kad kiautas laikytųsi. Nors kartais būna geriau, kai krevetė be kiauto yra. Čia kiek mėčiau spiningą, tai nieko gero. Dabar nei lyrų nepapuola, nei menkių. Skumbrių irgi dar nėra. Tai vat pabandžiau plekšnių ir plekšnių žiūriu, kad yra. Parodysiu maždaug, kaip mano plekšnė sistema rišasi. Čia naudoju tokias vilutes. Tada pavadėlis. Šiek tiek šitų žaisliukų. Ten labai skirtumo didelio nėra, kokius dėt, gal svarbiau, kad kažkas bent jau būtų. Tai du tokie pavadėliai. Suktukas su karabinu. Suktukas ir 4 karoliukai. Na ir dar valas tada, pagrindinis. Maždaug darau 1,60 m, 1,70 m ilgio. Iš pradžių užsirišu suktuką, tada ten maždaug nuo jo kokį 40 cm. Dvigubas mazgas. Maunu vieną karoliuką. Ir šitą metalinę. Dar vieną karoliuką veriu. Dvigubas mazgas. Įstengiuos privest kuo arčiau. Kad tarpelis liktų, bet ne per didžiausias. Pirmas pavadėlis jau užtvirtintas. Šis sukasi laisvai. Per tos mazgus nepraeis niekaip. Tada atsimeruoju nuo švino. Irgi apie 40 cm. Dvigubas mazgas. Vėl karoliukas. Pavadėlis su atvadu, dar vienas karoliukas. Dvigubas mazgas. Ir ant galo veriu tada suktuką su karabinu. Daug pasižiūriu, kur čia tas stovi. Tada šiek tiek žemiau. Pririšu karabiną ir viskas. Sistema kaip ir paruošta žvejybai. Galą naudojau šį kartą 0,8. Galima dėti ir šiek tiek plonesnį, bet galima ir storesnį dėti. Pavadėliam naudoju 0,65, man atrodo. Dabar dėt masalus. Ir mest antrą. Visą laiką, kai maunu gabaliuką, stengiuosi užvesti ant valo, ant mazgo bent. Čia ta žieminė skumbrė, pas ją oda labai stora. Nelabai prasiveria man čia. Šį kartą pabandysiu ant lukštentos krevetės. Žiūrėsiu, kaip geriau ar ne.
kaip jums geriau plekšnės kimba ant lukštantos krevetės ar su lukštu? Šiek tiek apsiraminu kibimas. Žiūri, inspektorius išnėrė. Gal dar išlys, pabandysiu parodyti jums. Nors ir tas ruonis čia varinėja visur, bet plekšnės vis tiek kimba gerai. Tai dabar trumpą pertraukėlę pasidarysiu. Kažką užkasiu, atsigersiu kavos. Tada pratęsiu tą žvejybą. Nes čia jų primuš galima be proto turbūt, o man daug nereikia. 4 pasigauti, 3 ir gana būtų. Viena plekšnė 3 kartą spalvą pakeitė. Štai irgi keičiam. Sistema paruošta, taip atrodo maždaug. Tos vielutės padeda, kad atitrauktų pavadėlį nuo pagrindinio valo. Plekšnį kažkodėl to reikia. Labai toli gal nemesiu, gal čia kaip ir arčiau. Čia dabar, kur žvejoju, tai gilis pakankamai nemažas, apie 30 metrų. Bet plekšniai turbūt svarbiau, kad dugnas būtų lygus. Nes jas būna tiek ir ant dumblo, ant smėlio, ant žviriuko dar gal. Bet jeigu ten akmenų daug visokių, tai nelabai plekšnių verta tikėtis. Gilisiai nėra labai svarbus, jau gali ir ant 50 gaudyties, gali ir ant 5 metrų. Tos, kur arčiau užmečiau, tai nei vieno kibimo nebuvo. Šitą tik permečiau toliau, iš karto dampa. Reiks mesti ir tą tada toliau turbūt. Nagi, kiek jinai čia baksnuos. Iš kibimo matosi, kad plekšniai iš karto, bet taip jau ilgai po truputį jinai čia. Užmesiu ir šitą šiek tiek gal toliau. Nenori čia žaisti visą vakarą su tom plekšnytėm. Greičiau reikia dar porą pagauti ir varyti kept. Nu, tam panašiai turėtų kept. Kaip įdomiai atleido, taip smarkiai. Gal ne plekšnė. Po truputį jos auga, bet dar kol kas irgi ne monstrinė. Trečia didžiausia kol kas. Nu, praktiškai kaip ir gana tų 3 žuvų būtų. Bet kad čia labai greitai jos užkibo, tai dar kartą gal užmesiu. 4 irgi bus gerai. Nėra iš čia didelės. Na, dar nėra buvę tokios žiemos kaip dabar. Čia jau grynas pavasaris. Saulė šviečia, šilta visai netgi. Na, 4 plekšnė. Ir vakarienė yra. Kaip ir užtenka. Ar dar kartą mest. Kita tabaloja. Turbūt daugiau ir nebemesiu. Šiau ant kitos ir kimba. Irgi iš kibimo tai grinai plekšnė. Ne visą laiką jinai pasikerta. Iš karto tampa vėl. Nu, inspektorius grįžo. Inspektoriui reikia vieno duoti. Šitas su ikrais.
Su vaivorykšte šiandien ir baigsiu žvejybą plekšnių. 5 pasigavau. 4 namo, 1 atidaviau inspektoriui. Vakarienį užteks. Nepamirškit užsiprenumeruot kanalą, paspaus like. Ir iki kito karto.